Pabandykim paspręsti truputėlį su skaičių formatais, tokia labai paprasta užduotėlė. Čia yra kaip paveiksliukas, čia yra surašyti skaičiukai. Dabar čia tą patį atkartojam, tik čia yra tas skaičius, o jis turėtų atrodyti šitai po formatavimo. O turim 12 ir 2 skaičiai po kablelio, tai labai greitai padarom 2 skaičius tiesiog šičia. Dabar šičia yra skaičiaus formatas su 2 po kablelės ir skirikliais 1000, einam į number, čia yra number, tas yra 2 po kablelio, liktai ir gerai. Sekantis skaičius būtų šitas, 3 skaičiai po kablelio su skirikliu, vėl number, yra 3 skaičiai po kablelio su skirikliu, ok, ir turim taip kaip čia. Turi būti raudonas ir 1 po kablelio, tai einam vėl į number, turi būti raudonas, 1 po kablelio, skiriklio čia galim ir nedėti, nereikalaujama. Dabar čia turi būti 12 litų su 1 po kableliu, tiesiog paspaudžiam, yra 2 po kablelio, paimam, pamažinam, kad 1 beliktų. Čia jau yra svarai, tai reiškia piniginis vienetas, truputėlį reikėtų currency paieškoti tų svarų, kur dabar jie yra. Va šitie po kablelio, kiek ten turi būti 3 skaitmenys po kablelio ir ok, turim 3 skaitmenys po kablelio, šičia eurai gale ženkliukas ir 2 skaičiai po kablelio, einam vėl į piniginį, vėl ieškom eurų, reikėtų truputėlį pasižaisti, kad žinotumėm, kokie dalykai čia yra, kokių nėra, ir kaip juos surasti. Čia turėtų būti gale eurai ir 2 ženklai po kablelio, liktai taip. Čia turėtų euras būti priekyje ir 3 ženklai po kablelio. Einam vėl į šičia, vėl einam į eurus, jie kažkur ten žemiau yra. Va, turėtų būti priekyje ir čia, ir 3 ženklai po kablelio. Čia galim nustatyti, tvarkoj yra, šitas minusiukas ir litai yra jau apskaitos, apskaitos formatas, kadangi minusiukas čia stovi, galim nueiti į apskaitą, accounting, kiek čia po kablelio prašoma yra 2, ir viskas liktai tvarkoj, šitas nuliukas nesirašo irgi automatiškai, tai yra apskaita, kad žinotumėt, ok, toliau yra procentai, procentus galim paspausti ir čia ir dabar sužiūrėti, kiek čia po kablelio yra, 2 skaičiai po kablelio, 0,25 procentai yra tiesiog procentus paspaudžiam, šitas yra 75 ir po kablelio, kažkiek tai 3 skaitmenys, 12,5 su trupmenom, tai yra fraction, trupmeninis, ir pirmasis kaip 1/2, kaip 1/2, čia reikėtų atsiminti irgi tas pats, tik tai, kad jis apvalina ir gaunam, tą patį 12 ir 1/2, ar toks, iš principo skaičiai tai skiriasi, tikrieji, tik tai vaizdai yra skirtingi. Dabar čia su raidite, tai yra jau tikslus formatas, galim čia eiti, galim ir čia netgi nueiti, scientific, tikslus, kiek čia yra po kablelio, 1, 2, 3, šičia irgi taip pat galim ir per šičia, gal greičiau netgi, ir po kablelio reikėtų padidinti 1, 2, 3, 4. Dabar 123 jau yra, kadangi stovi kitoj pusėje, yra tekstiniai, paprasti tekstiniai, galima vienas dalykas padaryti, čia tekst, o šičia reikėtų
Nu, irgi teks padaryti, bet pradžioj dadėti dar 1, 2, 3 nuliukus ir turim tokį. Dabar šitas yra paprasta data, galim tiesiog short pasiimti ir netinka man short, turėčiau pasiimti su brūkšneliais, o tokią datą, šita data jau yra ilga data, bet iškart nueikim čia, bus pasirinksim, o čia ilgoji data, nebetelpa, plečiu stulpelį, sausio 31, čia yra valandos, einam į time ir valandos yra su sekundėm, tą pasiimkim, pusė yra valandos be sekundžių, yra toks formatas, 0,2 paskaita. Čia jau yra, jau kai paskaita įrašyta, yra aišku kas tam, ir 0,2, tai reiškia būtini 2 skaitmenys, toliau tarpas kabutė, paskaita, kabutė užsidaro ir turim 0,2 paskaita. Čia yra data, bet ta data tokia yra įdomesnė, darom kas tam, turi būti 2 metai, toliau brūkšnelis, 4 M raidės, kad rašytų sausis, ir 4 D raidės, kad rašytų trečiadienis. Ir turim OK, šičia. Ir paskutinė yra, čia irgi, kadangi men įrašyta, reikia rašyti jau rankom, kas tam, ir dabar rašom 4 į raidės, kad parašytų 207, tarpelis, kabutėse rašom M taškas, kad M taškas parašytų, dabar M rašom, kad 0,1 atsirastų, tarpas, kabutėse rašom men taškas, kabutė susidaro, dabar rašom 1 D raidytį, kad 3, jeigu būtų 2, būtų 0,3, tarpas, kabutėse rašom D taškas, kad atsirastų D taškas, kabutė susidaro, ir turim išsprendę visą tą pratimėlį.